Šis mokomųjų vaizdo siužetų ciklas skirtas visiems mėgstantiems ir dar tik ketinantiems pamėgti slidinėti. Profesionalų specialistų patarimai padės tinkamai pasirengti prieš šokant ant slidžių. Kiekvienam pradedančiam ar pažengusiam slidinėjimo entuziastui atskleidžiama, ką būtina žinoti, kad pomėgis taptų ne tik malonus, bet ir saugus. Nuo tinkamo įrangos pasirinkimo iki slidininko fizinio pasiruošimo ir dar daugiau. Aiškiai, paprastai ir suprantamai. Pasirengti slidinėjimo malonumams reikia ne tada, kai metas leistis nuo kalno, o daug anksčiau. Geriausia jau dabar. Populiarumas slidinėjant kalnuose vis didėja, tai norim, kad kuo didesnį malonumą patirtumėte išvykę į kalnus ir kad apsisaugotumėte nuo traumų. Tai rekomenduotume pradėti 2-3 mėnesius minimum prieš išvykstant į kalnus. Aišku, sportuoti rekomenduotina visus metus. Tai pradžioje per savaitę reikėtų daryti 2 treniruotės, vėliau rekomenduotume 3-4 treniruotės per savaitę. Čiuožiant žemyn nuo stataus kalno vyraujantis yra jėgos ištvermės krūvis. Todėl prieš pat išvyką į kalnus turėtų vyrauti jėgos ištvermės krūvis, tai yra gebėjimas išvystyti raumenų jėgą ilgesnį laiko tarpą. Pavyzdžiui, pritūpiam ir išbūnam apie 30 sekundžių arba alkūnėmis atsiremiam į žemę ir pakeliam klubus ir kelius, išbūnam 30 sekundžių per laiko ilgesnį tarpą po tam tikrų treniruočių skaičiaus. Galėtume ilginti tą trukmę, išbūti minutę laiko statiniai padėty. Treniruotė turėtų prasidėti apie 15-20 minučių pramankštą, tai yra lengvas bėgimas, važiavimas dviračiu ar kiti pratimai nedideliu intensyvumu. Po pramankštos galėtų siekti pusiausvyrą lavinantis pratimai. Jie ypač svarbus apšildant mažuosius raumenis, kurie yra arčiausiai kaulų, jie pirmiausia gauna traumas, todėl svarbu juos gerai paruošti prieš treniruotę. Pagrindinę treniruotės dalį turėtų sudaryti nugaros, pilvo ir kojų raumenų jėgos ugdymas. Reikėtų daryti apie 2-3 serijas po 10 pakartojimų. Svoris, su kuriuo reikėtų treniruotis, turėtų būti apie 70-80% nuo vieno maksimalaus kartojimo, tai yra nuo vieno kartojimo, kokį galite vieną kartą veikti. Svarbu neužmiršti pratimų ir užpakaliniam šlaunies raumenim. Jie labai svarbus traumų prevencijai. Idealu, jeigu pratimų pagalba galėtumėt pamėgdžioti slidininko pozą, taip vadinamus specifinius slidinėjimo pratimus. Ir treniruotę reikėtų baigti tempimo ir atsipalaidavimo pratimais. Jeigu neturite matomų prietaisų, stenkitės pamėgdžioti slidininko pozą, o pratimo trukmė turėtų tęstis tiek, kiek užtrunkate leistis nuo kalno. Daug metų, jau virš 20 metų slidinėju, tai vienas pagrindinių dalykų yra, kad turi pasiruošti kūną, organizmą paprasčiausiai. Nes slidinėjant, aišku, yra maksimalios apkrovos ir ypač tie pradedantis nelabai vertina savo galimybių, savo pajėgumų, jėgų ir būna įvairių nutikimų, kaip sakom. Jeigu protingai slidinėjant, tų traumų tikimybė, aišku, labai yra minimali.